Labadiena, Lietuvos ryto televizijos eteryje dar viena laida su kandidatais į savivaldybių rajonų tarybas ir šiandieną mūsų studijoje rinkimų debatuose kandidatai į Trakų rajono tarybą. Taigi pristatysime ir partijas, ir prelegentus. Sąrašo numeris 2 Lietuvos socialdemokratų partija, prelegentas Vytautas Zalieckas. Labadiena. Sąrašo numeris 3 Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, prelegentė Nijolė Romaškienė. Labadiena. Lietuvos laisvės sąjunga liberalai, sąrašo numeris 11, prelegentas Vidūnas Sadauskas. Labadiena. Labadiena. Turėjo atvykti Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, bet nusprendė nedalyvauti debatuose. Tai vienos partijos neturime. 14 sąrašo numeris, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų alijanso koalicija, Valdemaro Tomaševskio blokas, prelegentė Alina Kovalevskaja. Labadiena. Labadiena. Toliau, darbo partija, sąrašo numeris 20, prelegentė Dangutė Mikutienė. Labadiena. Labadiena. Partija Tvarka ir teisingumas, sąrašo numeris 25, prelegentė Audronė Virganavičiūtė. Labadiena. Labadiena. Ir paskutinė partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, 26 sąrašo numeris, prelegentas Jonas Liesys. Labadiena. Taigi, pradėkime nuo prisistatymo. Paprastas klausimas, kuris padėtų supažindinti rinkėją su jumis, tai kas jūs tokie ir kodėlgi už jūs turėtų balsuoti, ką jūs žadate padaryti gero Trakų rajonui. Prašau, socialdemokratai. Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien aš Vytautas Zalieckas, kandidatas į merus nuo Trakų rajono socialdemokratų partijos skyriaus. Noriu pristatyti savo komandą, noriu pristatyti savo programą ir noriu įrodyti, kad mes esam verti būti išrinkti šitai kadencijai Trakų rajone ir manau, kad mes jau tai įrodėm būdami vadovaujančiai koalicijoje savo darbais. Mes turim ir supratimą apie valdymą ir žinom didžiausias rajono problematikas. Tai didžiausia mūsų rajono problematika, mano manimu, yra viena iš didžiausių šildymų kainų Lietuvoje. Mes turim Trakų rajone labai unikalią gamtą ir gražią istoriją, tačiau turim ir tokius dalykus kaip saugomas teritorijas ir norim pasiekti, kad būtų žmonėm suderinta gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė su tų teritorijų saugojimu. Mes, būdami valdžioj, padarėm strateginius planus ir padarėm pradžią būtiniem rajono darbam. Tai 13 metais atlikom Lentvario pervažos studiją, pagal kurią šiais metais jau vyriausybė numatė finansavimą ir šitos pervažos įrengimą. Mes numatėm Trakų aplinkelio pravažiavimą. Sekite laiką. Ir mes tikime trakiečiais, Trakų krašto žmonėm ir prašom, tikėkite mumis ir mūsų devizas svarbiausias žmogus. Ačiū. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Nijolė Romaškienė pristato savo partiją, kandidatus ir svarbiausius tikslus. Ačiū. Mes, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, visuomet nuosekliai, kryptingai rėmėme Lietuvos valstybingumą. Ir galbūt todėl įvyko pirmiausia tie darbai, kuriais manėm stiprinsim valstybę. Tai įstojimas į NATO, į Europos Sąjungą, dabar jau ir Eurozona. Taip pat vienas iš didelių ir labai svarbių žingsnių, kuriuos inicijavo mūsų partija, tai suskystintųjų dujų terminalas. O kaip tai su Trakų rajonu susiję, ponia Romaškienė? Aš noriu pristatyti savo partiją ir tuos tikslus, kadangi programa išplaukė būtent iš to. Ir terminalo statyba, kuri šiandien būtent ir parodė, kad pirmiausia reikėjo žiūrėti geopolitinių tikslų, valstybės tikslų. Taigi, dėl ko aš taip nuo to pradėjau, todėl mes, būdami europietišką partiją, ir parengėm nacionalinę programą. Tokią programą, kuri apima visas gyvenimo sritis ir būtent jas kryptingai, nuosekliai sieks įgyvendinti per sekančią kadenciją, per sekančius 4 metus. Sutikime, kad žmogus statydamas namą nepuola kabinti name užuolaidų, jeigu tame name dar nėra langų, nėra stogo, nėra durų. Taip ir mūsų partija pirmą nuosekliai gynė vertybės ir valstybingumą,
O dabar sakome, europietiška gerovė į mūsų namus. Ačiū. Na, tikėkime, kad jūsų rinkėjas suprato, ką jūs norėjot pasakyti. Aš nelabai, bet gal po to dar patikslinsite. Lietuvos Laisvės sąjunga liberalai, Vidūnas Sadauskas, sąrašo numeris 11. Labą dieną, esu Vidūnas Sadauskas, kandidatas į Trakų rajono savivaldybės merus. Iš tikrųjų, mes esame subūrę pačią jauniausią komandą Trakų rajono, tiek į tarybos narius, tiek kandidatas aš kaip meras. Manome, kad tai nėra trūkumas, o atvirkščiai privalumas, todėl kad iš tikrųjų jauno žmogaus Trakų rajono savivaldoje tikrai trūksta. Ir manome, kad naujos kartos savivalda turi ateiti anksčiau. Ir pasisakome pagrindinius tikslus, tai yra strategija mūsų, kad politinės partijos, kurios buvo dabar valdžioj, iš esmės nesugebėjo išspręsti strateginių klausimų Trakų rajonui. Todėl manome, kad turi vykti proveržis ir turi ateiti jaunas kompetitingas žmogus. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad dirbu jau 8 metus teisininku, 1,5 metų advokatūroje ir matau pagrindinės klausimus, kurių Trakų rajono savivaldybė neišsprendė. Tai pirmas dalykas, Trakų rajonas turi turėti kurorto statusą ir tuo tikslu reikia vykdyti reikalavimo aprašą, kuris yra nustatytas vyriausybės nutarimu. Taip pat būtina įgyvendinti kitus strateginius darbus, tai yra Lentvario geležinkelio pervažos statybos darbai. Meras turi užtikrinti finansavimą ir baigti šitą strategiškai svarbų darbą. Dirbkime Trakuose, gyvenkime Trakuose. Siūlyčiau kitą sykį ne tik save pristatinėti, bet ir visą partiją, turbūt ir jos programą. Taigi, Lenkų rinkimų akcijos Rusų alijanso koalicija, Valdemaro Tomaševskio blokas, Alina Kovalevskaja. Gerbiami Trakų rajono gyventojai, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų alijanso koalicija Valdemaro Tomaševskio blokas iškėlė 32 kandidatus į Trakų rajono savivaldybės tarybą bei kandidatą į merus Mariją Puč. Tai yra sąraše yra sąžiningi politikai, atsakingi, kompetitingi, turintys pakankamai gebėjimų ir žinių atstovauti rinkėjų interesams. Parengėme savo rinkiminę programą. Todėl taip kaip iki šiol, taip ir toliau sieksime garbingai atstovauti gyventojų interesams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, nuo jų amžiaus, tautybės, ginsime visų rajono gyventojų interesus, gerinsime jų gyvenimo kokybę, įgyvendinsime pagrindinius sprendimus užtikrinančius tolygų rajono modernėjimo palaikymą, naujų investicijų pritraukimą, žinoma, užtikrinsime teisingą, tikslingą biudžeto lėšų panaudojimą, skatinsime verslumą, skatinsime jaunimo iniciatyvas, gerinsime kaimo gyventojų kokybę, žinoma, koordinuosime teikiamų paslaugų kainas, tarifus, stengsime kurti palankės sąlygas gyventojams, užtikrinsime socialinių paslaugų tinkamą teikimą, koordinuosime viešųjų paslaugų teikimą. Viskas. Ačiū. Darbo partija, Dangutė Mikutienė, sąrašo numeris 20. Labadiena. Šiandieną šioje laidoje Darbo partijos Trakų skyriaus kandidatus atstovauju aš kaip skyriaus pirmininkė, taip pat mūsų kandidatė į Trakų savivaldybės merus Gelena Drungilinė ir mūsų kandidatai tarybos narius Rolandas Paškonis ir Arūnas Zakarevičius. Darbo partija subūrė energingą, jauną, kompetitingą komanda, kuri galėtų iš esmės spręsti ir turėtų spręsti pačius svarbiausius savivaldybėje klausimus. Mes dažnai girdime, kad reikia tiesti kelius, reikia renovuoti mokyklas, statyti pervažas arba Trakams suteikti kurortinio miesto statusą. Taip, tai yra tie patys svarbiausi dalykai ir juos privalo savivaldybės taryboje išrinkti žmonės vykdyti. Mes kalbam apie visai kitokius principus, apie naują politiką, apie naują politinio bendravimo kultūrą, apie sąžiningą pareigų atlikimą, apie tarimąsi su bendruomenėmis, nes nepaslaptis visi žinom, mėly kolegos, kad atskirtis yra tikrai labai didelė. Reikia atstatyti mums visiems kartu dirbant
pasitikėjimas savivaldybė. Tuo mes siūlome įkurti trišalę tarybą prie Trakų savivaldybės, kad joje galima būtų diskutuoti pačiais svarbiausiais, aktualiausiais klausimais, kur atstovai būtų bendruomenės, darbdaviai, savivaldybės administracijos darbuotojai, kad būtų laikomasi principo, kad savivalda turi tarnauti žmonėms. Jei apklausim žmonių ir gavom jų nuomonę, mes privalome tai įgyvendinti. Pone Mikutienė, jūs paskutinė sąraše, jūs tikrai ketinate eiti dirbti į miesto tarybą? Taip. Jeigu mes gausime daugumą, aš eisiu dirbti. Atsisakysite Seimo nario mandatą? Oho. Gerai. Taip, partija Tvarka ir Teisingumas, prelegentė Audronė Virganavičiūtė, 25 sąrašo numeris, prašau. Labadiena, mes atvykome prisistatyti, eidami į rinkimus su visa komanda, tai aš Audronė Virganavičiūtė ir mano palaikymo komanda, bei kandidatas į Trakų rajono merus Viktoras Kazakevičius. Atvykome prisistatyti taip, kaip turbūt nepristatinėjo niekas, nes visos partijos labai turi panašias programas. Visi žino esamas problemas, tik klausimas, kaip jas spręsti. Mūsų tikslas tai yra nuosekli, tvarkinga ir teisinga politika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi darbai, kurie turi būti padaryti, jie turi būti padaryti planingai, apskaičiavus visas alternatyvas ir susipažinus su galimomis pasiekmėmis. Visi žino, kad daug gerų projektų yra vystyta Trakų rajone, bet dažniausiai būna taip, kad pastatom objektą, kurio nebegalime išlaikyti, arba įkuriam kažkokią organizaciją, kuri yra visiškai nereikalinga. Tai būtent nuoseklumas, sąžiningas darbas yra mūsų tikslas. Pagrindinės programos nuostatos yra orientuotos į žmogų, tam, kad liktų žmogus rajone, tam, kad jis čia galėtų dirbti ir oriai gyventi. Tai tiek yra ekonominis vystymas, tiek socialinės problemos, ypatingai aktuali socialinio būsto problema Trakų rajone, tiek ir aplinkos priežiūra, puoselėjimas ir infrastruktūros vystymas. Ačiū. Ačiū. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Jonas Liesys, sąrašo numeris 26. Gerą dieną, mėly trakiečiai. Liberalų sąjūdis atsakingai ruošiasi šiems rinkimams. Yra sudarytas 50 kandidatų sąrašas. Jo vedlė gerbiama merė Edita Rudelienė. Šiandieną dalyvauna ir palaikymo komanda. Ir mes manome, kad atsakingai besiruošdami galime trakiečiams tikrai padėti išspręsti jų laukiamus lūkesčius. Kalbant apie piliečių savivaldą, tai jau ir dabar kūriamas planas arba, sakykime, strateginis 15-25 metam ir dalyvauna aktyviai bendruomenė, aktyviai jaunimas ir reiškia savo nuomonės. Negalim palikti švietimo srities nuošaly, kadangi ne visos mokyklos renovuotos, tai Matėjo Šimelionio, Aukštadvario vidurinė, stengsimės, kad tai būtų įgyvendinta per mūsų valdymo kadenciją. Be abejo, labai norėtume turėti ir kurortinį statusą, kurį vis taip šnekame, bet ten yra ir Bernardinų piliakalnis, kuris turėtų būti apgyvendintas, įgyvendintas ir būtų trauka. Nebijotų jokių būdų investuoti verslininkai į mūsų gerbiamus Trakus, kad jie džiaugtųsi investavę, o mes turėtume naudą. Be abejo, Trakai yra didelis traukos centras. Mes turėsim daug turistų šiandien iš šiaurės, rytoj iš pietų. Ir vis tik tai pasinaudodami jų aktyvimu mes turėtume rinkti nemažą rinkliavą. Be to, jeigu socialiniais reikalais spręstųsi teigiamai, mes šiandieną jau įkūrėm socializuoto krizių centrą ir taip savo darbus tęsime visą kadenciją. Trakų rajonas už šilumą moka vieną didžiausių kainų šalyje. Ką žadate daryti, kad šilumos kainos Trakų rajone sumažėtų? Tai gal nuo jūsų ir pradėkime, socialdemokratai, Vytautas Zalieckas. Mes ne tik žadame daryti, mes jau darėme ir darome. Tai per tą laikotarpį, kaip vadovavau savivaldybei, mes visų pirma sėdom su koncesininku, kuriam yra išnuomotas šilumos ūkis prie derybų stalo. Ir pirmą kartą Trakų istorijoje buvo pasiekta tai, kad mes nuo galo, kur buvom antryno galo su didžiausia kaina Lietuvoje, treti pašokom ties lentelės vidurių, buvom 12, buvom 10 ir mes atitrūkom nuo to dugno. Mes sugebėjom sumažinti kainą ir tai padarėm suskaičiavę gerai investicijas ir svarbiausia, per 13 metus Lentvario mieste pastatė biokuro katilinę, kurią paleidom Liepos mėnesį ir tai
sąlygotų ir turėtų mažinti dar labiau šilumos kainą. Tačiau šiai dienai vėl Trakai nukrito į dugną, vėl esam antri. Ir palyginus, kai žmonės dabar man parodė sąskaitas palyginus 13 ir 14 metų, 2 kambarių būtų apie 100 litrų sąskaita yra išaugusi. Ir mano manimu, tai yra savivaldybės šiai dienai neveiksnumas ir nenoras tos problemos spręsti. Per pusę metų vieną kartą tik buvo surinkta koncesininkų komisija dėl tos problemos. Tai iš tikro mūsų manimas reikia grįžę, mes pažadam, kad kainą mes Trakuose sumažinsim. Tik tai gal patikslinkit, kokiu būdu? Surinksite komisiją? Ne, mes svarstom galimybę įrengti dar Trakuose biokuro katilinę, kur dujom dabar yra kūrenama, ir neleist koncesininkui savivaliaut, ginti žmonių interesus ir tos pačios komisijos dėka ir samdant ekspertus, samdant atsakingus darbuotojus, kurie neleistų koncesininkui, kuris yra įsinuomavęs visą šilumos ūkį, savivaliaut. Kiek jūs planuojate sumažinti šilumos kainą? Pirmas būtų, mano manimu, 2-3 centai už 1 kWh. Supratau. Tėvynės sąjunga. Nijolė Ramoškienė, prašau. Problema iš ties yra ir labai didelė. Ir Tėvynės sąjungos pozicija šitoje vietoje yra ganėtinai smarki, sakykim taip. Nuo klausimo, jeigu pradėčiau. Taip, pastatėm katilinę biokūro. Ką tai davė vartotojams? Kaina nesumažėjo, dar išaugo. Koncesininkas labai paprastai sukėlė investiciją, ten beveik 5 milijonai, sukėlė ją ant vartotojų pečių. Dujos, visi girdim, Lietuvoje brangs, atpigo 20% nuo vasaros. Ar turėjo tai kokią įtaką mūsų šilumos ūkiui, kur yra didžioji dalis vartotojų gauna šilumą būtent dujų pagalba? Neturėjo jokios įtakos. Kad dabar kaina išaugo, aš tikrai neturiu paaiškinimo. Ir mes labai rimtai tuo reikalu galvojam. Paaiškinimo nėra. Koncesininkas visiškai nesiskaito nei su komisija, nesiskaito su rajono valdžia. Dabar, jeigu imtasi tokio žingsnio, kad kreiptis į Seimą, vyriausybę, prezidentę, vien todėl, kad mes neturime pajėgų sutvarkyti koncesininką. Tai ar tai normalu? Todėl mūsų pozicija, kaip sakiau, turbūt būtų ir griežta inicijuoti šilumos ūkio sutarties nutraukimą ir perimti valstybės žinion šilumos ūkį. Viskas, taip? Prašau, Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai, Vidūnas Sadauskas. Taip, tai Trakų rajone yra 2 šilumos tiekėjai. Tai pirma yra UAB Prienų energija ir Trakų šilumos tinklai. Vadinasi, kalbėdami apie kainos mažinimo šilumos, turim koncentruotis į šias 2 įmonės. Kalbant apie Prienų energiją. Tai Prienų energija veikia koncesijos sutarties pagrindų Trakų rajone. Koncesijos sutartis yra sudaryta iki 2030 metų. Šiai dienai koncesijos sutartį, aš pats ją nagrinėjau, jinai yra didelis pūlinys Trakų rajonui. Kodėl? Todėl, kad tam, kad nutraukti koncesijos sutartį, pirmas dalykas, savivaldybė turi gražinti investicijas, antras dalykas turi mokėti šilumos kaino pelno dalį iki 30 metų ir tai yra 20%. Vadinasi, jeigu mums pavyktų ateiti ir laimėti rinkimus, pirmas dalykas, kurį mes padarytume, tai inicijuotume koncesijos sutarties auditą ir ieškotume alternatyvų ir bendradarbiavimo būdų spręstume šitą situaciją. Antras dalykas yra Trakų šilumos tinklai. Dalis miestelių ir kaimų jau yra perėję prie atsinaujinančio energijos šaltinių. Geras pavyzdys yra Senieji Trakai, Rūdiškės ir Aukštadvaris. Trakų rajone ir Trakų mieste yra problema ta, kad Trakų miestas negali būti apkūrenamas iš esmės vien tik biokūro dėl nacionalinio parko. Taip, kad šitoje vietoje žiūrėsime į klausimą kompleksiškai ir išspręsime. Bet jūs visi čia kalbate apie tai, kad koncesininkas kažką lyg blogai daro, bet nepasakot, kaipgi galima būtų padaryti kitaip. Tai gal konkrečiau truputėlį. Lenkų rinkimų akcija. Alina Kovalevskaja, prašau. Žinoma, šilumos kaina šiandien Trakų rajone tai yra pati populiariausia ir pati opiausia tema. Todėl mes tikrai stengsime, sieksime mažinti tą kainą, rengsime programas ir žinoma, tai
svarbiausia, reikia modernizuoti šilumos ūkį, naudojant pačias inovatyviausias technologijas, taip pat vykdyti, labai svarbu yra vykdyti pastatų renovaciją. Ir žinoma, tokiu būdu mažinti energijos sunaudojimą. Žinoma, reikia parengti tobulą efektyvumo mažinimo programą ir galbūt, žinoma, šiandien pasitelkti yra savivaldybės administracijoje labai kompetitingi specialistai, kurie ties to klausimų dirba ir aš manau, kad mes tikrai pasieksime bendro sprendimo ir tikrai tą kainą sumažinsime. Kokiu būdu, atsakykit labai konkrečiai, nes jūs kalbat reikia, darysime, sieksime, kursime. Tai gal tada konkrečiai. Galima, aš atsakysiu tą klausimą, nes mes nelabai turbūt, nes čia yra Lenkų rinkimų akcijos laikas. Kokiu būdu aš jau minėjau, kad tikrai modernizuosime šilumos ūkį visų pirma ir remsimės ES lėšos. Tikrai mes pritrauksime lėšas ir gali specialistas dar papildyti. Prašau, tegul papildo. Trumpai. Šiuo metu yra renovuota katilinė, įrengta nauja katilinė, biokuro katilinė Lentvaryje, yra renovuotos trasos ir žmonės artimiausiu metu turėtų jau mokėti mažesnį sumą su šildymą. Taip pat galima ir inicijuosim renovaciją tų senų šilumos trasų, kurios yra susidėvėjusios ir šilumos nuostoliai yra didžiuliai. Taip pat, kaip ir pristatė Lina, tai būtinai reikia renovuoti ir apšiltinti visus daugiabučius, kurią programą mes jau vykdom. Yra patvirtinta 40 daugiabučių. Šiuo metu jau yra pasirašytos 20 rangos sutarčių. Tai tą linkmę einam, nes ir žmonės turi prisidėti prie taupimo energijos. Ačiū. Gerai, ačiū. Na, gal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio prelegentas Jonas Lesys kažką konkrečiau pasakys šio klausimu. Tai šilumos kainos čia Dievo karionė trakam. Tai vienas dalykas, kur sprendžiam ir negalim spręsti eilę metų. Tai visų pirma, mano nuomonė ir mūsų visų nuomonė, klaida padaryta, kad statėm katilinę už 20 milijonų ir jokio pelno šiandien neturim, kur galima buvo už pusę kainos pasiimti nuostabę šilumą iš Grigiškių ir džiaugtis ir neturint jokių problemų. Tas galima buvo padaryti, tikrai panaudojus tas pačias lėšas ir pusę kainos. Stovi katilinė už 20 milijonų, dabar aiškinamės, neturim ką padaryti. Visų pirma, net šiandieną kainų komisija mums nėra nustačiusių kainų. Kodėl? Todėl, kad mes tikrai kreipiamės į visas instancijas ir šiuo metu net negali skaičių surinkti, kas tai yra. Tai yra įvairios formulės, kur specialistai pasiklydo aukštoje matematikoje. Tai reikia gal profesoriam duoti spręsti arba matematikos keisti kokius tai logaritmus ar kitus dalykus. Visų pirma, tai ką ir buvo kalbėta, galim spręsti tik tai tuo atveju, jeigu renovuosim šilumos tinklus ir jos galima būtų kiekvienam name turinčius. Antras dalykas, padėsim tikrai renovaciją, kurį turėtų Trakams, Lentvaryje, Rūdiškė, Onuškė, tiem namam renovuojant, taupysim šilumą. Šiuo metu, kaip beskaičiuoti, alternatyvos mes neturime. Dujų katilinė turėtų veikti tik tai Trakuose, kitos visos katilinės turėtų veikti aplink Trakus tuose miesteliuose. Išsprendus šitas problemas, aš manau, kad šiuo metu tikrai galėtume mes turėti daug mažesnės kainas, bet yra taip, kaip yra. Ačiū. Tvarka ir teisingumas, Audronė Virganavičiūtė, prašau. Tikrai pritariu išsakyto mintim apie tai, kad didelį kainos reikšmę turėtų renovacija, bet vienas dar iš galimų variantų, kadangi savivaldybė yra tokia pati koncesijos sutarties šalis, tai vis dėlto manau, kad viena iš galimybių dėrėti su šilumos tiekėju, tai yra tiesiog griežtinti jo veiklos kontrolę. Tai visą laiką yra bandoma daryti, bet galutinių rezultatų tam nepasiekiama. Dar vienas galimybė tai yra šilumos ūkio demonopolizacija. Aišku, tai nėra galbūt pats ekonomiškiausias variantas, bet tai leisti patiems žmonėms ar žmonių kvartalam tose vietose, kur tai leidžia įstatymai, rengti savo katilinės. Kada jeigu atsirastų kažkokia konkurencija, jeigu žmonės bent jau galėtų pasirinkti, tai galbūt pasitemtų ir mūsų šilumos tiekėjas ir rastų galimybę tą kainą sumažinti. Tiek. Ačiū. Kiek jūsų manimų, jeigu būtų įgyvendintos tos priemonės, kurias siūlote, kiek sumažėtų šilumos kainų?
Iš tiesų negaliu pateikti skaičių, nes nedirbau energetikos srityje, tiesiog iš bendrojo ekonominio išsilavinimo manau, kad tai... Pasiūlymai iš bendrojo ekonominio išsilavinimo, supratau. Dar liko jūsų 20 sekundžių laiko, gal nori kažkas iš kolegų jūs papildyti? Ne, čia tvarkos ir teisingumo laikas. Tai ar atsiras norinčių? Mikrofono reikia. Atsiprašau, mikrofono. Vienintelis klausimas būtų vien dėl to, visi mūsų planetai sako, kad sumažės šilumos kaina dėka biokūro degalinės. Kas bus, jeigu pakils biokūras? Kas bus, jeigu pakils jo kaina? Tai kad, manyčiau, alternatyvų reikėtų ieškoti būtent tame, kame išsakė mūsų Audronė. Ačiū. Ačiū. Darbo partija. Dangutė Mikutienė. Prašau. Iš tiesų kalbėti paskutiniam, sako, būna sunkiausia, bet šiuo atveju kaip ir lengviausia. Natūralu, kad visi turi savo požiūrį, bet aš manau, kolegos, kad pats svarbiausias dalykas tai, kad klausimas turėtų būti sprendžiamas sistemiškai. Nes jeigu nebus sutvarkytos visos renovuotos trasos, kur dabar tikrai dar yra daug nerenovuotų trasų ir žolė želia žiemos metu, jeigu nebus kompleksiškai sprendžiama renovuoti namai, jeigu nebus diegiamos inovatyvios technologijos, tai mes iš tiesų rezultato gero neturėsime. Aš matyčiau dabartinėje situacijoje tokią išeitį. Man kelia didelį nerimą šitos sutarties vykdymas. Ir savivaldybė, atleiskite tie, kurie dabar dirbate, jūs tikrai netinkamai kontroliuojate ir netinkamai prižiūrite. Štai prieš savaitę vykęs koncesininko komisijos priežiūros posėdis, buvo tikrai koktu klausyti ir stebėti. Jokio sprendimo nepriimta. Bendruomenės atėjo atstovai, patraukė pečiais, taip ir nesuprato, ką čia svarstė ir kaip darė. Yra sutartis, yra teisininkai ir atsakomybė koncesininkas taip pat turi nešti, nes tai yra viešo intereso gynimas ir savivaldybė privalo tai padaryti. O iš inovatyvių technologijų, tai iš tiesų, aš manau, tai kitos šalis aplink Lietuvą tai naudoja ir Lietuva ir Trakai turi didžiulius durpių klodus. Tai yra puikus kūras, yra puikiausios technologijos, neteršiančios aplinkos ir taip toliau. Ir Lietuva tokių resursų turi 60 metų į priekį. Ir aš labai viliuosi, kad artimoje ateityje visoje Lietuvoje bus tai įdiegta. Ačiū. Trakų merė liberalė, kiek suprantu. Tai jūs turėjot gerą progą jau kažką nuveikti šitoje srityje. Taip, kadangi labai ilgai dirbam, tik tai 5 mėnesis, tai nespėjom tą padaryti. Tai šiuo metu vis tik tai, kas buvo kalbėta koncesijai, tai galiu tik tai pasigirti. Projektinis pajėgumas turėjo mažinti 6 kW, dabar arba 6 centais. Šiuo metu sugebėjom sumažinti iki 3 centų. Ta linkme ir einam. Socialdemokratai prieš tai buvo. Mes sumažinom 4,4 cento ir sumažinom per pusę metų ir mes žinom, kaip tai padaryti. Ir dar kartą, mes tai sugebėjom 13 metais parodyti. Tai kaip čia taip gaunasi, kad mažinot, o vis tiek sąskaitos didelės? Tai 4,4 cento už kilovatvalandą. Tie paskaičiavimai. Tai nebuvo tokių skaičių. Po laidos aš jums parodysiu tos paskaičiavimus. Aš jums irgi galiu parodyti po laidos skaičius, jų nebuvo tokių. Tai mes mažinom, bet mūsų nebeliko socialdemokratų ir kaina vėl didžiausia tapo. Susimažinot patys. Jo, mūsų sumažino. Tai žodžiu, reikia jūs išrinkti, kad vėl ta kaina mažėtų, suprantu. Taip, tą norit pasakyti. Mes tai ir norim pasakyti. Visi kiti nesugebės to padaryti. Gerai. Pereikim prie kito klausimo. Galbūt pakalbėkim apie konkretų pavyzdį, kuris štai šią savaitę išaiškėjo ir pasirodo, kad čia yra didžiulė problema. Lentvaryje buvo įvykdytas eilinis nusikaltimas ir pasidomėjus pasirodo, kad ir visame rajone, ir ypatingai Lentvaryje tų nusikalstamumas yra pakankamai didelis ir žmonės ypatingai daug turi priekaištų policijai. Tai klausimas būtų toksai, ką planuojate daryti dėl nevaldomo nusikalstamumo rajone ir kokiais būdais žadote padaryti rajoną saugesnį. Tai gal pradėkim tada nuo kito galo, Lenkų rinkimų akcija. Alina Kovalevskaja, prašau. Žinome, šita problema yra labai mums nemaloni, kadangi pagarsėjo mūsų Trakų rajonas. Visų pirma, šią problemą reikia spręsti viduje ir pradedant būtent nuo pagrindų. Žinoma, kad įstaigos dirba visos labai stipriai, kadangi tai yra... Turi būti parengtas labai tikslus priemonių planas, kad iš tikrųjų užtikrinti vaikų saugumą, vaikų teisės. Tai turi dirbti komanda. Turi būti parengtas planas, kaip ir visa koordinavimo... Tai koks tas jūsų planas? Tai kad turi būti, mes turbūt visi suprantam, bet jūsų planas koks? Ką jūs darysite?
papildysim mes dar. Supratau, gerai. Įgyvendino neseniai europinį projektą, kur numatė 45 vaizdo kameros 3 miestuose, tai Rudiškėse, Trakuose ir Lentvaryje. Dabar yra stebimos pagrindinės zonos ir susibūrimo vietos miestuose. Savivaldybė yra pasirengusi tų kamerų skaičių padidinti, taip pat numatė biudžetą ir įrengs gatvių apšvietimą, kai bus saugesnis kelias ir tuo metu bus ir žmonėms saugiau. Tai mes planuojam tą mintį vystyti toliau. Ir žinoma, turiu papildyti, kadangi tai labai svarbus yra vaidmuo socialinių įstaigų. Tai yra šeimos krizių centras įsteigtas, kuris tikrai teikia jau daug paslaugų, kurios yra labai reikalingos. Na, čia kalba apie visokias vagystės, sukčiavimus ir taip toliau. Tai turbūt šeimos krizių centras vargu ar padės. Jo, padeda irgi, nes tai yra ugdymas. Ugdymas, saugumas taip pat ir... Gerai. Taip, šalia jūsų Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai, Vidūnas Sadauskas, prašau. Taip, tai iš tikrųjų Lentvaris galbūt išskirtinis tuo, kad tai yra daugiatautis miestas, buvo vežami žmonės dirbti tuometinėse įstaigose ir įmonėse ir todėl tas nusikalstamumas tikrai egzistuoja. Ir Lentvaris, ką mes pabrėžėm, tai yra kaip Trakų rajono blogasis vaikas, jisai visur kenčia. Pirmas dalykas yra finansavimas. Lentvarį yra visiškai išnaikinti kultūriniai centrai ir žmonės neturi mieste ką veikti. Tai yra pirmas dalykas. Turim suteikti patalpą kultūrinius centrus tiek pagyvenusiems žmonėms, seniorams, tiek jauniems žmonėms. Tai ateinanti valdžia turi fokusuotis į patalpų radimą ir veiklos rajono gyventojams užtikrinimą. Antras dalykas - nusikalstamumas mažinamas bendradarbiaujant visom institucijom. Tai ir policija, tai ir švietimo darbuotojai ir visi kiti. Savivaldybė veikia administracinė komisija, kuri turi rinktis į tokius posėdžius ir spręsti kiekvienu atveju, kodėl tas nusikaltimas vykdomas. Ar tą nusikaltimą padarė jaunuolis, kuris neturėjo ką veikti, ar pagyvenęs žmogus, kuris turi socialinių problemų šeimoje. Tai, sakykime, mes į šitą klausimą turim visų pirma žiūrėti prevenciškai ir pajungti visas institucijas - policiją, savivaldybę ir kitus specialistus, vaiko teisės apsaugos tarnybą. Ir be abejo, infrastruktūros apsauginės investavimas yra labai svarbu, tame tarpe gatvių apšvietimas, filmavimas. Ačiū. Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, Nijolė Romaškienė, prašau. Pritariu ir vienam ir antram kalbėjusiam, nes įtakoti policijos mes kaip ir negalime. Klausydami jų ataskaitos metinės, tarybos nariai visuomet išgirsta daug labai rimtų dalykų, bet tai, ką girdim per visuomeninę televiziją, kad trūksta lėšų ir dėl to jie negali padaryti visko, ko iš jų reikalautų žmonės, gyventojai, tai ir viską pasako. O mes iš tikrųjų savivaldybė ganėtinai daug dėmesio skiriame tiem dalykam. Jeigu kalbėt apie saugumą, vaikų saugumą, tai labai stengiamės, nors tų lėšų nėra tiek daug biudžete, kad būtų tvoros, saugiai aptverti vaikai savo įstaigoje. Taip pat įrengtos kameros, kurios gali stebėti tam tikras vietas, kur jaunimas mėgsta rinktis. Kaip žinom, pas mus labai graži gamta. Daug atkeliaujančių, kuriems tikrai nerūpi tvarka ir geri dalykai. Jiems tiesiog tai reikia savaip pasidžiaugti atvažiavus į Trakus. Tai ir po savaitgalio išlaužytos tvoros, išdaužytos kameros, būna ir tokių dalykų. Ir iš tikrųjų tai nesprendžiama vienu pasakymu, direktoriaus įsakymu arba mero potvarkiu. Tai tiesiog sprendžiama kompleksiškai ir kad kartu su vaikų teisėms, socialiniam tarnybom tai yra sprendžiama, tai aš galiu tikrai paliudyti, galbūt tai nėra dar tokio lygmens, kaip norėtųsi, bet tai yra tikrai daroma. Tai suprantu, anot jūsų nėra čia tokia ir didelė problema? Yra problema, bet jis sprendžiama. Sprendžiama. Gerai, socialdemokratai, Vytautas Zalieckas. Taip, iš ties mūsų gyventojų saugumas yra labai opi problema ir mes tai supratom, kai tik tai pradėjom dirbti. Pirmi žingsniai, kas buvo padaryta, tai buvo, kaip minėjo kolegos, įrengtos kameros ir buvo priduotos visiškai neseniai, mes tą projektą pradėjom, kolegos baigė. Antras dalykas, tai jaunimo užimtumo, tam pačiam Lentvaryje buvo labai opi problema ir kadangi mes turim didžiausią rajone miestą su 12 000 gyventojų, su aplinkiniais, tai
tam mieste net nebuvo jokios kultūros įstaigos. Tai mums bedirbant mes įsteigėm kultūros rūmus, kur galėtų bent kiek jaunimas turėti užsiėmimą. Tai ką padarėm, ką mes planuojam padaryti, tai bendradarbiavimas su policija. Savivaldybė gali ir leidžia įstatymas remti policiją per projektus, per atitinkamas priemonės, nes iš ties žinom, kad policijos finansavimas yra dabar, sakykime, labai apgailėtinas. Teko dirbant daug bendrauti su komisaro ir iš ties jie neturi kartais ir techninių priemonių. Ir ką jūs galite padaryti? Automobilį nupirkti policijai? Galim per projektus, sakykime, bendradarbiaujant vaikų teisų apsaugos mūsų darbuotojai kartu su policijais bendrus reidus daryti. Galim nupirkti automobilį, bet įpilti kūro ir taip toliau. Ir noriu pasakyti, ką mes dar. Tai saugi kaiminystė, viena iš priemonių, neabejingi piliečiai ir policijos rėmėjai. Šitos visas priemonės sudėjus, manau, kad mūsų saugumas pagerėtų mūsų savivaldybėje.